Su artėjančiu gimtadieniu sveikino Vandenius. Kasgi čia per ženklas? Jeigu žvelgsime į zodiaką kaip į žmogaus vystymosi kelią, su kokiugi žmogaus vystymosi etapu yra siejamas Vandenis? Štai ką tik buvo Ožiaragis, aukščiausių manomų pasiekimų ženklas. O po to, po kalno viršūnės vėl nusileidimas. Ir kągi jaučia žmogus, kuris jau viską buvo pasiekęs ir kas dabar? Ogi laisvė, pensija. Nuo Vandenio, galima sakyti, prasideda pensijinis zodiako amžius. Bet taip ir jaučiasi Vandeniai dar mažyliai, jau išėję iš vaikų darželio, jau jie ir mąsto pakankamai brandžiai ir apskritai jie nusiteikia jau dabar gauti pensininko pažymėjimą ir bimbam. Prašom nepriboti mūsų, darom ką norim, nes mes jau įvykdėm savo pareigas. Mes jau atlikome gyvenimo užduotis. Na, jeigu jūs pripažįstate reinkarnacijas, tai iš karto galiu pasakyti, kad tie, kas gimsta po Vandenio ženklu, yra jau labai senos sielos, kurios savo tikslus jau įgyvendino senose reinkarnacijose. O dabar atėjo pailsėti kažkiek pamokyti kitus, nes pagal ruletės taisyklę jie atsiduria šaulio ženkle, reiškia Vandeniam kaip ir galima kitiems žmonėms patarinėti, nurodinėti ateitį, nes jų ženklas iš tiesų ir siejamas su ateitimi. Kai kurie astrologai apie Vandenius kalba, kad tai yra žmonės iš ateities. Tarsi savotiški avatarai, jie grįžta į šitą žemę, kad žmonėms parodyti, kur link reikia judėti, kad padėti priimti teisingą sprendimą. Teisingo pasirinkimo ženklas. Ir kosmosas jos apdovanojo iš tiesų labai dideliu draugiškumu. Tai reikalinga, kad visus mylėti, su visais būti draugišku, pamokyti, padėti į jų kelyje, realizuojant savo sumanymus. Dažniausiai Vandeniai, turiu omeny tipinius Vandenius, iš esmės kažkokių tai labai didelių savų tikslų ar ambicijų neturi. Nes, kaip minėjau, jau anuose gyvenimuose jie viską pasiekė, realizavo ir dabar jie gali tik tai dalintis sukauptą patirtimį ir padėti kitiem realizuoti jau savo sumanymus. Galbūt dėl šios priežasties jiem negaila atsisakyti to, ką turi. Jie gali ir paskutinius marškinius draugo atiduoti, jeigu tik tai jam to trūksta. Neptūnas Vandenyje egzaltuojanti planeta, būtent ir siejama su visą apimančią, atsidavusią, pasiaukojančią meilę. Ta meilė, kuri atleidžia, kuri viską dovanoja, kuri pasiaukoja, kuri tiesiog myli. Tiesa, tai yra kaip ir aukščiausia dvasinė meilės išraiška. O ta buitiška, ta gyvenimiška meilė, galima ir taip pasakyti, yra Saulė. O Saulė Vandenio ženkliai yra išvaryta ir čia galima susidurti su tų žmonių, kurie kartu gyvena su Vandeniais, pretenzijomis, kurie kaltina Vandenius šaltumu, neva tai nemokėjimu reikšti jausmus, mylėti. Iš tiesų, Vandenio naktinis šeimininkas Saturnas suteikia vidinio tvirtumo, barjero jausmą ir išoriškai tai atrodo kaip šaltumas, bet ir išvaryta Saulė, tai ta planeta, šiuo atveju tai yra šviesulys, ko paprastai vengiama. Vengiama atviro jausmo demonstravimo. Tiesa, jeigu yra įvaldyta, išvaryta planeta, tokiu atveju mes turime Vandenį, kuris moka ir labai karštai mylėti, ir vaidinti. Su aktoriniu meistriškumu siejama Saulė.
teatras, aktoriai. Ir gimusi po vandenio ženklo mes turime ne vieną elitinį aktorių. Štai kad ir Lietuvoje Kristina Kazlauskaitė, Lietuvos numylėtinė, Vandenis. Vandenis tai tikras draugas. Vandenis tai tas, kuris tau patars, padės ir pasakys, kur link judėti, kad tu nueitum teisingų kelių, kad tu jaustumėsi laimingas, kad būtum saugus savo kelyje. Vandenis yra oro ženklas ir tai siejama su vandenio sugebėjimu bendrauti, kaupti informaciją, būti be galo informatyviem. Ko be paklausi, bet kuris vandenis paprastai viską žino ir jo niekuo nenustebinsi. Na, o kadangi dieninis šeimininkas Uranas, kuris siejamas su ateitimi, su nušvitimais, tai bet kuris vandenis paklausęs apie ateitį, netgi ypač jeigu paklausiu užkluptai, ims tau ir pasakys, kaip bus. Ir vėliau paaiškės, kad taip yra iš tikrųjų. Tipinis vandenis paprastai žino bent 5 minutės į priekį, kas bus. Jis štai gali pasakyti, tuoj man paskambins tas ir tas ir žiūrėk, už minutės tas žmogus skambina. Vandenis tai yra ateities ženklas ir, kaip minėjau, po vandenio ženklų, kaip tik ir gimsta žmonės, tie, kurie jau viską anuose gyvenimuose šiame pasaulyje patyrė ir jie jau gyvena, galima taip sakyti, ateityje. Ir čia grįžta ir padeda dabarties žmonėm judėti į priekį. Yra net tarp astrologų toksai patarimas, jeigu tu nori sužinoti, kokia žmonija bus po 50, po 100 metų, pasižiūrėk į savo draugą Vandenį. Ir tu žinosi, kur link žmonija juda. Na, o kritusi planeta yra Plutonas. Plutonas siejamas su magija, su miniomis. Ir Vandenį, kaip taisyklė, stengiasi atsiriboti nuo minios. Jie yra individualistai. Ir jiem bendros nuotaikos, bendros idėjos dažnai netinka. Jų šeimininkas Uranas siejamas su perversmu 180 laipsnių kampu ir Vandeniai dažnai pasielgia priešingai nei yra minios nuomonė. Ir tai būna netikėta, tai būna spontaniška. Priminsiu, Uranas yra žaibas ir Vandeniai taip ir gyvena, tarsi jie kažką vieną galvoja, po to staiga toks tvyksteli žaibas smegenyse, nušvitimas ir jau žino, kur judėti ir ką veikti. Ir gali priimti sprendimą, kuris visiškai netitinka sprendimą, kuris buvo, tarkim, galėjo būti ilgus metus rutuliojamas, ilgą laiką buvo aptarinėjimas ir paskutinę akimirką Vandenis keičia sprendimą ir pasielgia visiškai priešingai nei visi tikėjosi. Todėl jei jūsų šeimoje ar tarp draugų yra Vandeniai, niekada nebūkite tikri, kad Vandenis taip ir pasielgs, kaip sakė. Kažkuria akimirka tiesiog įvyks nušvitimas ir jis tiesiog pajudės kitų kelių ir jam atrodys tai normalu. Jis nesupras jūsų pretenzijų, kodėl jūs čia taip piktinatės dabar. Štai toks ženklas, kuris pasielgs nestandartiškai, ne pagal taisyklės. Ir jie nėra kažkokie taisyklių laužytojai. Tiesiog tai yra zodiako avangardas, tai yra ateitis. O ateitis tai, ko paprastai žmonės nežino, nemoka ir tai, ką daro Vandenis, juos be galo stebina. Tiesa, praeina kažkuris laikas ir tam bendra masė pasiveja. Jeigu mes pažiūrėsime, tarp kurių zodiako ženklų didžiausias kiekis išradėjų, žmonių, kurie sugebėjo atrasti, sukurti kažkokius dalykus, kurie nebuvo tame laikmetyje įvertinti, po 100 ar netgi vėliau metų atrasti, pastebėti ir panaudoti, tai lyderiai be abejo šitoje sferoje yra Vandeniai. Kuklus, paprasti, stengiantis likti nepastebimi, visa tai yra todėl, kad Saulė yra išvaryta, o Plutonas kritęs. Didelio dėmesio,
vandenį nemėgsta. Na, vandenis, kuris jau moka, sugeba ir patinka atkreipti į save dėmesį, yra didelė išmintis, bet galbūt jo asmeninėme horoskope, na, štai tokia išskirtinė yra ta Saulės pozicija, tarkim, Saulė su Jupiteriu. Tad vandenis tas ženklas, kuris viena koja yra ateityje ir nenuostabu, kad išradėjai, futuristai, astrologai, tai vis vandeniai, nes jie apie ateitį. Avestos astrologijoje vandenio totemas yra dvikuperis kupranugaris. Tai yra toks asketiškas gyvūnas, kurio užduotis judėti nuo vieno taško į kitą per dykumą. Pernešti vandenį, gėrybės, keliautojus. Ir tarp vandenių išties daug keliautojų. Vandeniai dažnai mėgsta kažko mokytis, studijuoti toli nuo savo tėvynės ir po to tas žinias atnešti į savo šalį, perteikti kitiems žmonėms. O dvikuperis kupranugaris todėl, kad šios kupros simbolizuoja gyvąjį ir negyvąjį vandenį. Būtent per šį ženklą, ezoterinė kalba kalbant, mes atrandame būdus, kelius, kaip savyje suderinti gyvąjį ir negyvąjį vandenį, ir jis būtent yra darnoje ir tvarkoje. Šie srautai yra atskirti, tačiau vandeniai tai vienintelis zodiako ženklas, kuris moka darniai ir teisingai pasinaudoti gyvuoju ir negyvuoju vandeniu. Kiti zodiako ženklai šį klausimą sprendžia labai sudėtingai. Ten dominuoja arba gyvasis vanduo, arba negyvasis vanduo. Na, arba chaosas. Beje, pats blogiausias vandenio variantas ir yra siejamas su gyvo ir negyvo vandens sumaišymu, ir tai duoda jau chaosą. Laimiai tai yra reti atvejai, o reti todėl, kad naktinis vandenio šeimininkas yra Saturnas, kuris leidžia disciplinuoti vandeniui savo gyvenimą, suvaldant, atskiriant gyvą vandenį nuo negyvo. Vis dėlto daugumai vandenių tai pavyksta ir to chaoso maišalynės jie vis tik tai neturi. Bene svarbiausia vandeniams spalva būtų žydra, jinai siejama su planeta Uranu, o Uranas pagal Avestos astrologiją siejamas jau su aukštutiniu dangumi. Kažkada pagal Avestą buvo du dangus, aukštutinis ir žemutinis, ir tas aukščiausias, arčiausiai Dievo, kaip tik ir atitinka Uraną ir žydrą spalvą. Ir žydri akmenys be abejo vandeniui yra svarbus, reikalingi. Štai tarkim žydras topazas, vienas iš akmenų, kuris labai tinka. Be abejo puikiai vandeniui tinka lazuritas, chrizoprazas. Tai vis akmenys, kuriuose stipri Urano energija. Nors vandeniai mėgsta dėl Saturno ir juodus akmenys, oniksas, obsidianas. Iš esmės vandenis tai beveik tas pats, kas ožiaragis. Tik kita stichija, jau ne žemė, o oras. Tiesiog vandenis tai tas pats ožiaragis, tik tai jo vidinė ertmė jau yra užpildyta ne brangakmeniais kaip ožiaragio, jau ten yra pripūsta eterio. Galima tik pridurti prie spalvų, kad dėl Saturno tai puikiai tinka ir tamsiai mėlyna, retsykiais net ir juoda. Na, o vandenio numerologinis kodas tai būtų 17, o pagal Uraną 8. 8 beje, priminsiu, pagal kino astrologiją pats laimingiausias skaičius. 8 tai ir perversmas, persisukimas 180 laipsnių kampu. Tad vandeniai tai yra tie, kurie gali visiškai netikėtai pasikeisti 180 laipsnių kampu. Bet ir tie geri draugai, kurie jum visiems kitiem nevandeniam, padės įstrigusiami nelaimę, patekusiami bėdą, pasikeisti 180 laipsnių kampu ir išlysti iš tų problemų, kuriuose yra vandeniai. Tai vienas iš gelbėtojų ženklų. Ir jeigu čia jau žodis nebe vandeniam, ir jeigu jūs norite turėti tikrą draugą, patį geriausią draugą, ieškokit tarp vandenių.